Sveiki visi! Ką, hebrytė, sustojom prie tokio gražiaus medelio Saivariūne, nes pamatėm tokį daiktą. Tai šiandien ir planas. Va, matėt, musytė špilį-vylį daro ir tas žiūri ir su savo viena kojyte ten kažką krapšto. Tai va, renkamės karkvabalius ir varysim Audriaus Uniko pramintais takais. Ant šapalo. Vaikystė, primena vaikystę tikrai gerų porą metų, man atrodo, pas mane net video, vien vabalus įdomu rinkti kaip riešutus nuo medžio. Pas mane turbūt nėra kanale video, tai šiandien gims, kaip gaudysim šapalą su vabalą. Viską kaip ryšmeškerės, kaip tuja vabalai, iš eigos kaip visada, o dabar į kibiriuką prisirenkam vabaliuką ir pagausim šapaliuką. Gerų 5 minučių darbas ir vabalas pririnktas nuo karklo. Viskas. Matot, kiek meškerių sudėtų. Mes čia 2 dienom ir 2 temom. Tai jeigu viskas gerai, bus 2 labai smagus video iš kaimo. Atostogos kaime vadinsis. Atvažiavom prie upelio ir ruošėm įrankį. Tai šiandien pas mane rankose Martyno spiningėlis, nuo pernai metų dar nepadaryta apkatkė, tai vasarą 12. Ekonominės klasės spiningas, daug video matėt, kur lydekas gaudau su 20 vasarą, tai visa serija gera. Šitas yra 3,12 gramų ir už savo pinigų, žinokit, tikrai gera serija. Aš 3 kotus pračiupinėjęs ir neturiu nieko blogo apie juos pasakyti. Tai emu kotelė 3,12, emu rytukė, žalią valą, pintą. Nupirkau valą. Dėda sako, nupirk valą. Nupirkau abu žalius. Ir senas žmogus sako, baido žuvis, tai hebra, nebijokit jūs tų valų. Aš irgi kažkada turėjau fobiją ant tų valų. Bet jinai baigės, kai kažkaip Koskos dėka pradėjau ant mikrono su rožiniu valu gaudyti, nes kažkaip visada irgi tamsiai žalias. Tai nebijokit tų šviesių spalvų visokių ryškių. Matė dabar valai margi, violetiniai, rūžavi, kokių nori spalvų, žali, šviesiai. Tai ta žuvis tikrai to valo nesibaido. Pliusas to valo, gal kad matai, jeigu gaudai kur tarp lelijų, tarp žolių, kad matai, kur gali su juo pravesti. Tai veriam valą ir išim mono valo atkarpą. Aš galvoju, užsivarysiu kaip šoklyderį kokius apie 8 metrus, tam, kad šapalas nematytų šito pinto mūsų valo ir kad turėtumėm šiokią tokią amortizaciją. Mes ant kabėlę susiviniosim, bet vis tiek aš manau, kad tie 8 metrai tikrai savo duos. Ta prasme, nes pintas valas neturi atminties, tas smūgis, o šitas vis tiek turi atmintį, jis tysęs mono valas. Tai 8 metrų, manau, pakaks tam visam reikalui. Ir dar vienas dalykas, po to parodysiu, kai trauksiu pirmą šapalą. Tai užsirišam ir ant galo viskas, kabliukas 10 numerio, 8 gal ir karkvabalis. Jokios plūdelės čia nereiks, nes mes gaudysim labai mažam upelį. Jeigu didelė upė, turim nerį, Nevėžį net galim priskirti Šventąją, kur pravedimas yra ilgas, tai kai reikia toli leistą vabalą, būna jis priskęsta, kaip sakant, vandens prigeria ir vabalo nesimatom bulkos, neturim akių kontakto ir pražioplinam kibimą. Tada tam visam reikalui mes dedam plūdelę. Su plūdelė yra taip, mano patarimas, ne? Nedidukas plūdelės, tvirtinimas vienam taške. Šviną, slivutę dedam iš karto, fiksuojam, tam, kad kada traukiam per žolės, per viską, vienas taškas, plūdelė visur lankstos ir mes neturim papildomo kliuvinio. Jeigu mes uždėtumėm burbuliuką, jis lenda į žolės, jis kada traukia iš toli, neria po vandenio ir nėra malonu, tas hemorojus tikrai nereikalingas. Tai naudojama vienam taškiam tvirtinama plūdelė ir viskas. Viskas paprasta kaip vaikystėj. Sakau, senai nebuvęs, pačiam bus įdomu, vabalai net dunda, laukia jie to, nori į tam šapalą į burną. Skundžiausi, kad odų
kai lynus gaudėm, daug buvo. Pažiūrėkit, kas čia daras. Kažkoks kosmos. Tai va, trečias upeliukas. Ant tiek vanduo nukrytęs, atėjau, net buvau šokę. Tai tik trečiam upeliukė radom srovę, bet ir to dugnas matos. Ne kažką reiks ieškoti čia šiandien. Ava! Pirmas. Aivariūnė pirmas. A? Šneka kažką. A, gražuolis. Kaip mes jis čia gražiai. Liokšti. Ateis. Nežinau, ar matėt bulką, bet biškis rovė per maža. Nedidukai tie šapaliukai, bet porą leidimų, 2. Ateik, ateik, gražulė. Ateik. Tiema, tik kad vabalų užtiektų. Koks nepaėmė. Ar matėt? Eik tu savo. Pusantro kilo hebra nepaėmė šapalas. Eik tu savo, nedrebu. Ateik. Matėt, kaip gražiai paėmė. O. Ko ne kaifas, ja. Ilgai kankint reikėjo, bakst buvo. Nu. Visi tokie. Vienas buvo pakilęs geras, apie 1,5. Bet nepaėmiau aš jo. Einam toliau už graušmų, už kuisiai, nu taip sega. Aivariūnė irgi gaudo. Smagu. Jei odų nebūtų, purškalą pamiršom. Būt fantastika. Tie odai mums neduoda čia normaliai kaifuot. Nėra malonu, man tie kanda aš, nu, ne. Dar labiau negu labai. Nu ką, hebrytę papuoliam. Ant to turbūt jo. O dabar svarbu gražiai. Ja. Kaip stirnaitė atgal per medelį. Neįlūšt, čia įvarių neįlūžo kažkur. Lauke lietutis, aš atsisėdau į mašiną, netoli buvo ir prieš lietų iš karto pakyla, kažkaip į tą vabalą pažiūri ir nusileidžia. Nežinau, atrodo išėjimų yra vienas toks didžiulis, net iki dabar gaila. Būčiau tą ištraukęs, būtų viskas, užskaityta žvejyba. O dabar odai kanda, stipriai kenčiam dantis sukandė, pamiršom benzo pasiimti. Tai ir mašina visa pilna. Pasikeičiau ryte, labai nėra srovės, neduoda normaliai gaudyti. Visi upeliai pabėgė, va, atėjo Aivariūnė. Visi upeliai pabėgė, vanduo nukrytęs, realiai pernai rugpjūčio mėnesį per tas sausras buvo aukštesnis lygis, srovės beveik nėra. Tai tas pravedimas toks gaunas. Dabar užsidėjau, kadangi tie šapaliukai nedidukai, užsidėjau 0,2 valiuką.
nuo mikrono makuriuko 2,5 tūkstančio ir tas pravedimas gaunas čiučiut geresnis, geriau išsimeta, nes kai buvo 0,1, tai truputį per storas, ne taip prasiveda. Tai truputį pailsim, būsim ryt sutinę nuo 2, man atrodo, ryt linų važiuosim, ne? Spėju. Bet reikia kažką pasipurkšti. Ateik. Kažkas mažo. Aukšlė gal? Ne aukšlė. Toks, įsivaizduojat, špilka. Suvalgė visą vabalą. Ach, tu špilka. Dar ir vabalas sveikas. Nu, iš vis fantastika. Ten tokia vietūkė graži. Potila medėlio. Nu, negi didelio nėra. Išėję didelį reik rasti arba po nerštų dar kažkur neįsibarsi, nes tokiuose vietose, Jėzu. Turėtų būt, o čia šiandien tik vienas didesnis prašovė. Visi kiti tokie neįskaitiniai, kaip mes vadiname. Turiu. Va. Visi tokie šiandien. Visi tokie. Špingalėtai. Nu, šneka irgi. Sako, paliask, varyk, mažylė. Dar vieną vabaliuką užšvinytas. Tuoj nuneš mane odai, čebra. Neįsivaizduojat, pirmą kartą, pažiūrėkit, ant rankų, kol masalą dedu kokį 50. Viskas krūvina. O čia tai jo. O, dar vienas būsimas toros sprandės. Ai, kanda. Bet taip gražiai paėmė. Ten, kur ir turėjo, va ten. Prie pat šakelių. Niurkt. Yra. Neduoda atsipalaiduot, mamadai. Matot, ant rankelį. Nu, nėra to malonumo. Šiaip viskas gamta, tas kvapas. Eini, toksai po lietaus. Nu, stebuklas, tikrai stebuklas. Bet, nu, neduoda. Per uodus, nu, nejauti to kaifo, koks jis turi. Amatėt. Su visko nurovė. Nurovė su visko, su kabliu, koks kilo. Nu. Eik tu savo. Gera vietelė. Už medžių. Srovelė gera. Dabar tik reikia paduoti gerai ir bus bomba. Nu,
Negi čia nebus plačia būrnio tokioj vietoj. Netikiu. Kaip čia šiandien nesėda, kaip čia šiandien mums chebra nesėda. Dar vieną, sakiau, kad bus šitoj vietoj. Tokia jau vieta gera buvo. Įdomu jums dar ar ne? Tekšt, nu, kyl. Ateik. Vaikui praryja. O aš iššoviau. Plačia skūrė. Tik užmečiau iš karto cvakt va čia va. Ir į variūnę ateik mane, va ten bulkoja palei žolės, aš čia praleisiu po to. O čia tai geras. O čia tai arklys, chebra. O čia tai arklelis. Kaip paimti. 2 kartus pakyla jis man. Ir pakyla. Kuris sprendis. O, gražuolis. Dėl tokių vertų tos duosiu. Matot kiek odų? Kažkoks stebuklas. Nu, bėg gražuolį laisvę. Atsikankinom, negali sakyti, kad atsikankinom. Į variūnį iš vis pirmą tokį žvybą, kaip įspūdžiai ant vabalo? Labai smagu. Toks geras kibimas iš tikrųjų buvo, tik tai labai kad odai valgiamus. Jo, džiaugiamės, kad nenunešė tie odukai mūsų. Nu ir turi teisę egzistuoti tokia žvejyba, ta bulka. Yra kažkokia fantastika, kai tu pameti, pakyla ta šapalas, nežinau, tikiuosi išfilmavau tą didelį, kai pakyla bulp. Smagu, odai nedavė ir nežinau, ar net būt padėjęs čia mums tas purškalas su tokiu kiekiu. Nu jau lynus gaudžiu, galvojau, kad kosmosas, nu bet čia kas buvo, tai man turbūt visą naktį aš juos sapnuosiu. Ir dabar eina, mato, tokia visas kušys iš paskos. Tai koks bebūtų ilgas vakaras, tas vasaros vis tiek jis, kai žvejoja, yra trumpas. Ir varykit chebra, žvejokit ir pasimkit tą emociją, nes mūsų vasaros tas lietuviškos tai labai jau tokios. Ir purškalo nepamirškite. Jo,